Nojus gimė neišnešiotas, lygiai 34 savaičių. Nuo pat gimimo mes turime kvėpavimo problemų. Po ilgų mėnesių praleistų reanimacijoje, apie 7 mėnesius, nustatė, kad mes turime retą genetinę ligą, dėl kurios Nojui sustoja kvėpavimas. Ta liga vadinasi šauktųjų šoninių grupių amino rūgščių apykaitos sutrikimų, kuri yra atsakinga už lėtinės ligos, kur atsakinga už B12 gaminimas ląstelėse, kas įtakoja raidos atsilikimą ir kvėpavimo takų sutrikimus, bei Nojus turi šitos priepuolius, kurie sustabdo kvėpavimą dėl bet kokių dirgiklių. Tai gali būti verkimas, gali būti skausmas, todėl Nojui būtina medikamentai, kurie dėja yra tik tai Vokietijoje. Sunku gauti šitos vaistus, kadangi tai yra pirma liga Lietuvoje nustatyta, tai kol kas yra nekompensuojami vaistai ir tikrai yra labai sudėtinga juos gauti. 2 mėnesius Nojukas kankinosi su leidimu vaistų į raumenis. Kiekvieno leidimo metu Nojui ištikdavo priepuolis, nustodavo kvėpuoti, kadangi jisai labai stipriai reaguoja į skausmą. Po ilgų mėnesių nusprendė daktarai bandyti pompos aparatą, kuriuo galima leisti jam vaistus po oda. Nojus auga tikrai labai puikiai, jam reikalingas specifinis maistas, kurį parūpina Rimanto Kaukėno fondas, kurį tikrai yra beprotiškai sunku gauti. Fondas taip pat mum nuperka vaistukus, kurie šiuo metu yra nekompensuojami. Namuose iš tikrųjų yra sudėtinga situacija. Vyras vienas likęs su 2 vaikais, kuriuos jam reikia prižiūrėti. Taip pat vyrui yra lūžusi koja. Mums tikrai šita pagalba yra labai reikalinga. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisideda prie mūsų vaistų bei maistuko. Be gerų žmonių turbūt tokio stebuklo mes negalėtume turėti. Tikrai nuoširdžiai ačiū.